Sveiki, sugrįžę po pertraukėlės. Tai dabar turėsim mini diskusiją. Tai irgi skatinam aktyviai klausti iš auditorijos. Jeigu kažkokių turėt klausimų, kurių nespėjom atsakyti renginio metu, tai dabar yra šansas užatakuoti. Tai galbūt pradėkim nuo to, kad aš mačiau vieną labai gerą klausimą, jis buvo skirtas Leonardui, bet turbūt bendrai galim padiskutuoti. Jūs kalbėjote apie visokius principus, būdus, metodus, kuriuos galima panaudoti, kad tie projektai būtų labiau adžailiški, bet klausimas buvo apie tai, ką iš tikrųjų realiai reikia daryti ir kaip užtikrinti, kad taip ir būtų įgyvendinta, kaip sugalvojat. Kas turi pradėti? Aš pradėti, tai labai paprastai, čia dar kokių 2 dienų paskaitų ciklą padaryti ir galėsim papasakoti atsakymą į šitą klausimą. Bet iš principo tai pradėkim nuo to iš klausimo girdžiu, kaip padaryti tai, kas suplanuota. Tai nepadarysi. Ta prasme, tas, kas suplanuota, tipiškai pasikeičia. Ir čia svarbu suprasti, kad Agile'as apie tai ir kalba, kad planas reikalingas, viskas tvarkoj, tu turi žinoti viziją, kur tu judi, bet pakeliui keisis. Keisis oras, keisis žmonės, keisis dar kažkas. Tai tu turi suprasti, kad pasidaryti turi tą visą infrastruktūrą, tą darbo procesą, kad tu galėtum sureaguoti tos pokyčius ir nebūti įsikandęs tų dalykų, kuriuos tu susiplanavai 3 metus atgal, nes jie pasikeitė. Ir tiesiog prisitaikyk ir padaryk taip, kaip būtų gerai. Aš dar atsiprašau, pamiršau paminėti, kad turim Aurimą Jaskonį, Lietuvos banko atstovą, kuris irgi prisidės. Tai Aurima, gal tu nori truputėlį papasakoti, kaip pas jūs yra vykdomi projektai ir kaip jūs užtikrinat adžiliškumą? Aš norėčiau pasakyti, kad galbūt nereikia prisirišti prie vieno metodo ar vieno principo. Tai iš tikrųjų, ką ir kolegė minėjo, mes turim kalbėti apie miksą. Tai, kas veikia. Leonardas labai gražius filmukus rodė, ne? Nereikia įrankį naudoti, taikyti teisingai. Lietuvos bankas, kaip ir kitos organizacijos, nieko nesiskiria. Planuoja, įgyvendina, pasitenkina, nepasitenkina. Aš galbūt norėčiau pasakyti, kad mes turėtumėm fokusuotis į ką, ne? Tai mes turėtumėm ne į inputą fokusuotis, ne? Kad įgyvendinti projektą, sukurti sistemą, o į outcome. Tai iš tikrųjų, jeigu mes sakom, kad mes norim sukurti sistemą, mes sakom, mes norim, kad jie naudotųsi 80%, būtų pasitenkinimas toksai ir taip toliau. Ir tai ateis mindsetas iš karto, ne? Ir tada ateis ir suvokimas. Ir truputėlį sureflektuosiu, sakot, waterfallas netaikot Agile'ą. Agile'as nėra metodas, mes tą jau supratome. Taip, tai yra mąstysena ir jūs tikrai taikote įrankių miksą. Tai organizacija, kurioje aš dirbu, mes irgi bandome naudoti įrankius, ne visada pasiseka, tik reikia nepamiršti, kad daryti tai iteruojant, turėti tinkamą komandą, kompetencijas ir suprasti, kad tai keičiasi eigoje. Kas dar nori kažką pridurti? Turim klausimą iš auditorijos. Sveiki. Tai mano tas klausimas Leonardui prieš tai ir buvo, kad rekomendacijos yra, jos atrodo neblogai, bet kaip užtikrinti jų vykdymą įvairiose valstybinėse institucijose, kaip nuleist, kaip padaryti, kad tos rekomendacijos nugultų ne į stalčius, bet būtų realiai naudojamos. Pasunkino užduotį, ar ne? Ne, nepasunkino. Čia šitoj vietoj nereikia nuleisti, nes mes visą laiką tikimės 100%. Va dabar kažkas parašyta ir taip 100% viską pradedam daryti. Tai ne. Ieškokim tų proaktyvių žmonių, kurie nori tą daryti ir nori pasiekti rezultatą geresnį negu tuo klasikiniu būdu. Ir suteikime jiem įrankius, suteikime jiem pavyzdžius, duokime jiem mandatą ir tada artėsim prie 100%. Jeigu mes bandysim dabar nuo viršaus tiesiog nuleisti, kad jos šiuo metu dabar pradėsit projektus va taip ir ne kitaip daryti, be jokio suvokimo, tai vis tiek pasieksim rezultatą prastą. Tai turim edukuoti, turim orientuotis į tos proaktyvius žmonės ir dirbti su
su tais žmonėmis ir juos edukuoti ir pirmin padėti jiem. Taip. Tai va čia tas ir buvo, kad valstybė 30 metų nuleidinėjo tos teisės aktus. Kažkas ateina gabesnis, dar kažką supranta, bam, tai reikia greičiau. Kaip čia kad būtų stabilu, tai reikia į teisės aktą įdėti. Nu, va tada tai visi tą darys. Nu gerai, įdeda ten teisės aktą, patvirtina, nežinau, ten ministras patvirtina Seime, nėra skirtumo. Bet finale, jeigu nėra žmonių, kurie gali įgyvendinti, tai ir neįgyvendinta. Jūs nustebtumėt, kiek valstybėje teisės aktų nesilaikoma yra. Tai čia nenoriu jūsų kaip čia gazdinti. Subirėtų ta valstybė, kaip kažkas sako, viskas, ko reikia, kad valstybę sugriautum, tai tiesiog liepti pagal teisės aktus gyventi visiems sąžiningai. Tai subirėtų valstybė tikriausiai. Tai šitoj vietoj, ką mes ir darom, nes nieko per daug ten nepasakojom, nenuleidinėjom, mes žmonės įdedam, kurie gali tą įgyvendinti. Jeigu ten kažkoksai Gito sorso kodo valdymas, nu tai nerašomės ten kažkokių tų teisės aktų. Yra Karolis, kuriam rūpi, kuriam skauda, kuriam įdomu, kuris kuruoja tą projektą, kuris daro pilotinius projektus, kuris visą tą daveda iki tokio momento, kuriuo mes jau galim matyti, kad dar reikia čia porą žmonių, kad jis veiktų valstybės mastu ir tada jau galim su juo pakašnekėti. Ir tada susiderinti tą visą, kaip čia dabar bus, bet jau kad būtų garantuotai žmonės užtikrinantis tą. Nes dabar į VPK jinai turėtų šiaip užtikrinti, kad projektas gerai eitų, bet tenais tiesiog, nu kaip čia, sekretorės funkcija, pasirašom ir važiuojam toliau, nes nėra resursų tam. Tai visur yra žmonės ir tai, ką mes ir nuo ko ir pradėjau tą, kad darom, kad jungiame žmonės ateinančius iš verslo į valstybinės institucijas. Ką mes galim padaryti, mes galime sutrumpinti žmogaus onboardinimą nuo metų ar pusės iki mėnesio ar 2 ir tuo pačiu visą know-how dalymosi procesą užtikrinti. Aš vėl truputėlį kitaip pasuksiu iš kitos pusės atsakymą. Agile'as ir nuleidimas yra 2 nesuderinami dalykai. Agile ir nuleisti. Vienas su kitu nelabai derinasi, bent jau man galvoj, trumpina, ne iš vienos pusės į kitą. Tai nesuderinamas nuleidimas, bet jeigu atsakant į tą klausimą taip rimtai pabandžius, tai vadovybės pritarimas darbui, komandų darbui, taikant agile metodus arba principus yra būtinas, yra būtina sąlyga. Taip, kad ateis ir pasakys, tu darai tą, o tu darai tą ir dabar galite agile'ų daryti, taip neveikia. Agile'as taip neveikia. Tai tam reikia edukuoti ir valstybinių įstaigų vadovus ir jų komandas, kad jie suprastų, ką tos komandos daro, o negalvotų, kad čia sugalvojom naują trendą, tai dabar nuleisim visiems ir darys ir čia bus sidabrinė kulka, mes viską laimėsim, nes mes taikom agile'ą. Ir aš papildyčiau, kad edukuoti reikia ne į konkrečią gal metodiką, bet apskritai į projekto valdymo kompetenciją. Bet šitoj vietoje personalo valdymo ir projektų valdymo. Šiai dienai, kaip ten bebūtų, projektus daro žmonės, daro komandos. Gal po poros metų dalinsimės, kaip ten AI daro projektus, bet šiai dienai taip nėra. Tai praktiškai nuleidimo irgi čia sunkiai matau, bet iš tikrųjų įstaiga finale pati pasirenka, ar kažkokiam rekomendacijom naudotis, mato naudą, eina ten giliau, gilinasi kasą ir bando pritaikyti, arba nepasirenka tokio kelio. Čia gal matot dar skirtingą pasakojimą tikriausiai, kaip mano gal ir kolegos, kad vienas yra apie mokymą ir aš tą pilnai suprantu ir čia yra viena kryptis. Kita kryptis yra mūsų, kur sakom, nafik, tiesiog lead by example, čia per ilgai užtruksim su tais mokymais, ta prasme, čia tiesiog jamam, darom patys, pakeliui susirenkam visus dar institucijose, kuriems tai realiai įdomu, kuriems tai galėtų, kurie mato, nori jungtis, pamato, kad atėjo kažkas, kur dirba kitaip, pasidaro įdomu ir jungiasi, visus į tą pačią komandą jungiam ir važiuojam ir mokinsimės kartu. Tai ir vienas, ir kitas tikriausiai yra geras ir nei vienas nėra nuleisti iš kažkur. Tai yra tiesiog, tai arba tu turi tą kažkokiu būdu, nežinau, perimti, arba per mokymus, arba per šitą. Tai... Siūlyčiau komandai turėti vieną pozicionierių, kuris uždavinės daug klausimų ir klaus, kodėl, kas, kur, kaip. Ir va čia Eimantuje, mažos iteracijos bandymas. Ir dideliam projekte neeksperimentuokite, tikrai nepavyks, tikrai sufeilinsit. Stenkitės dramblį skaidyti
mažais gabaliukais ir atsakykite savo į klausimą, ar tai jūsų vienas ir paskutinis projektas, ar tai yra pas jūs nuolatos organizacijai. Jeigu vienas ir paskutinis, pirkite, naudokite paslaugą, naudokitės pagalbą. Jeigu nuolatos, ugdykitės pas save. Klausimas Eimantui ir komandai. A pas jūs buvo opozicionierių, apie kurios ką tik buvo paminėta? Ko tokių? Va šitų kritikų, skeptikų, opozicionierių. Ar visi Viduje? koja, links, 2, 3? Ar buvo opozicijos viduje? Taip. Nepritart vado nuomonį? Ir to klausėt? Nuleidimas ir agile nesuderinami. Aleksėjau, taip, žinai, pas mus, aš sakyčiau, nėra, žinai, gal tas ir yra ta horizontali ta struktūra, kur mes ateinam dirbti ne kažkokiam akcininkam, ar čia tas pats Leonardas, jis ne man dirba, jisai dirba šaliai, kaip ir aš dirbu šaliai. Ir tai yra kompetencijos, tai yra ką, kiekvienas pasiema kažkokią sritį, kurioje jisai gerai gaudosi. Sakykime, aš ten kartais galiu architektūros tų projektų, kurie jau ten feilina, padėti sudėlioti, ten, nežinau, su big data sustatyti. Tai yra, tiesiog aš tai sudaręs gyvenime ir tikrai gerai gaudosi. Galiu to padėti ir padedu. Leonardas, pavyzdžiui, ten Jira pasiema kažkokią dalį, kažkas pasiema dar kitą, kažkas pasiema tą kodo saugimą, kažkas kodo mainus, nors nebuvo tokio, kad atėjo žmogus būtent dėl to, bet ateiname mes gal dėl tos bendros krypties projektų valdymo, bet šalia dar yra daugybė tokių smulkių darbų ir tą visą išsidaliname. Ir nežinau, nebuvo pas mus kažkokių nesutarimų ten, ar čia, kad kažkokių būna momentinių tokių diskusijų, kur surandam, visi protingi žmonės, surandam kažkokį argumentus, visi išgirsta ir kažkokį sprendimą priemam, bet kad kažkur klešas kažkoks būtų įvykęs, tai tokio, nežinau, nelabai yra buvę momentų. Ir išmenti klausimą, galbūt tęsiant tą pačią temą ir galbūt šį kartą nuo Neringos pradėti, kaip išlaikyti darbuotojų motivaciją, įgyvendinant visus projektus ir panašiai. Girti viešai, juokauju iš tikrųjų, bet tai padeda. Net sunkiais momentais, gal sakyčiau, nedaryti takoskyros tada tarp vadovybės ir žmonių, kur prašai improvizuoti ir jeigu jie nepataiko į natą, ta prasme, to nesmerkti, galų gale stabtelti ir permastyti apskritai vadovams ir susitapatinti su komanda. Tai čia tie tokie minkštieji darbo pasitenkinimo metodai. Labai faina, jeigu yra galima ir finansinė motyvacija, ar ne, už rezultatus ir už tos pačius iteracinius rezultatus. Šiaip geras klausimas, aš apie tai net nepagalvojau. Žiūrovai puikiai uždavinėja klausimus. Taip, tai matyt, kompleksiškai reikia palaikyti. Ir kitas dalykas, darbuotojų motyvacija. Tie keli ambasadoriai, ką ir savo skaidrėse gal norėjau pasakyti pranešimo metu, mano komanda irgi yra labai dažnai anonsuojanti, jog reikia plėsti ambasadorių skaičių įstaigoje ir tada tie pokyčių žmonės jaus didesnį palaikymą, ar ne? Nes natūralu, kad pokyčių baimė arba opozicionierių įstaigoje yra ir kiekvienas naujas sprendimas, kad jisai būtų adaptyviai priimtas ir pozityviai, jis reikalauja tiesiog pločio požiūrio ir to nusiteikimo. Tai matyt, šitie esminiai dalykai. Kaip kiti galvojate? Aš tai sakyčiau, reikia pirmiausiai išsiaiškinti, kurioje vietoje. Kas tą žmogų motyvuoja ar demotyvuoja, tai pradėti nuo to, nes mūsų nuomonė gali būti, kad jiems reikia tenais žaidimo ar dar kažko, bet gali būti visiškai priešingai, galbūt jis nori, kad jo kažkas tai netrukdytų. Tai pirmas dalykas įsiaiškinti, ne? Iš tikrųjų reikia dirbti su komanda. Tu gali turėti gut feelingą, bet nereiškia, kad jisai teisingas. Mes čia konferencijoje neperseniausiai buvom, kurie apie socialinę gerovę kalba, kiek įmonės investuoja pinigų, išleidžia ir taip toliau. Ir po to išaiškėja, kad visiškai jie ne to nori. Organizacija galvoja, kad stengiasi. Tai
pirmai įsiaiškinti, ne, kas teikia malonumą, kas neteikia ir kas yra gerai, kas yra blogai. Tai va, ir neklysti, ne tai, kad neklysti, atsiprašau, nebausti už klaidas, ne, nes mes sakom, turim bandyti inovatyviai kažką tai naujo. Jo, pasukom į IT, pabandom į IT, nepakalbėti. Pradžioje apie motivaciją. Jos nereikia laikyti, jos nei išlaikysi, nei sukursi tos motivacijos. Tu gali sukurti aplinką, kur žmogus pats arba motyvuosis, arba nesimotyvuosi. Jeigu aš jūsų paprašysiu dabar juoktis, tai jūs turbūt nesijuoksit, nes nejuokinga. Vat, ką nors juokingo pasakysiu, tada tai čia tas pats su motivacija. Tai čia viena. Jeigu kalbam apie IT, kaip sukurti žmogui aplinką, kad jis būtų motyvuotas, ne, ir motyvuotųsi pats. Tai kur jūs matėt programerį, kuris nori kurti sistemą, kur po 2 metų tik tai pirmą mygtuką paspaus klientas? Nors dabar programuotojai ir bet kokie kiti IT specialistai nori iš karto keisti pasaulį. 3 mėnesiai ir jis išeis iš įmonės, nes jau viską išmoko. Ir jeigu ten nepakeitė pasaulio, tai viskas, jis kažkur kitur ieškoti. Tai tas agile principų mindseto taikymas, kad mes padarysim mažą iteraciją, sukursim mažą vertės pokytį ir jį nunešim klientui ir klientas naudosis ir mes matysim, kaip mes keičiam organizaciją ar ten valstybinę ar verslo. Jis kaip tik sukurs aplinką motyvuotis ir kurti toliau ir tą vertę kurti labiau. Tai čia iš tos pusės aš žiūrėčiau. Tai Giedrė, kaip jūs motyvuojat tuos developerius? Nu, pas mus analitikai ir programuotojai pagrindiniai turbūt komandoje, tai atvirai pasakius, mes turim iššūkių, ta prasme, kad analitikų ir programuotojų kartais nemotyvuoja klientas ir projektas. Ir tada tu kaip įmonė, kurioje jisai dirba, mažai ką gali padaryti. Nes jeigu ateini į projektą, kuris vyksta metus, 2, ir jisai žmogui nepatinka, pavyzdžiui, neranda kontakto su klientu, asmeniniai, praktiškai vien asmeniniai dalykai, arba ten tas brūkšnys labai ryškus tarp komandos, aš turiu galvoj, kurie dirba, ne tarp vadovų, ten, kurie dar ir sutarties punktų seka. Tai tada labai sunku iš tikrųjų yra ir šiai dienai rinkoje, kadangi tų resursų trūksta, tai ir nemažai judėjimo yra. Tai kartais mes netgi kaip įmonė irgi renkamės su kokiais projektais dirbti ir su kokiais klientais dirbti. Čia iš tiesų labai įdomi tema, nes vien pas mus kiek žmonių dirba ir visą laiką visi sakydavo, kad valstybė nieks neina, gabų žmonės neina dirbti. Ir mes sakom, kodėl, pilna turim gabių žmonių. Ir aš žinau, kad man ten, pavyzdžiui, iš Fintecho sako, nežinau, sako, kas pas jūs ten yra, sako, mes 6000 siūlėm jūsų programuotojų. Jis sakė, ne, aš esu misijoje ir neatėjo. Uždirba truputį tikriausiai dabar, nežinau, gal 3,5. Ta prasme, tai žmogus tiesiog, aš šito nežinau iš jo pusės. Tai ką mes ir matom tikriausiai, kas yra iš tiesų motyvacija. Tai dauguma atveju tai yra vienas, tai yra tobulėjimas. Ne? Mes kaip nežinau, žmonės, kaip šitam skruzdėlynė, tai yra, kiek kai tu jauti, kad tu tobulėjai, tai dažniausiai, tai tu nedažniausiai, beveik visada dėl to, kad tau yra įdomu, nes jeigu tau neįdomu, tu netobulėsi. Jei tau smalsu, įdomu ir tu tobulėjai. Tai jeigu sugeba institucija pasiūlyti tokias sąlygas, kurie žmonės gali augti, tai alga nebus tikrai lemiamas veiksnys, jinai svarbus, bet tikrai nebus lemiamas, o augimas susidaro iš to, ką ir minėjo, iš nebijojimo klysti. Tai reiškia, jeigu sudarė aplinką, kurioje žmonės gali eksperimentuoti, daryti, klysti, tai yra augimo pamatas. Bet vėl tos klaidos irgi neturi būti, kad atėjau ten kažkokią nesąmonę padariau, tai turi kažkokie argumentai būti, kaip iki to buvo ateita. Bet kokie tyrimai yra rodė, psichologinis stabilumas organizacijų yra numeris 1 motivacija. Tai ir Google, ten Aristotel tyrimai, ta prasme, visur yra, kaip žmogus psichologiškai jaučiasi. Tai pažiūrėkit bet kuriam savo socialiniam rate, jūs geriausiai jaučiatės ten, kur psichologiškai saugiai jaučiatės. Tai ir čia ir sugebėti ir saugiai jausis, ir to pačiu klysti, tai ir yra tos aplinkos sukūrimas. Ir mes į tą ir siūlome visiems, kas jungiasi. Mes sakome, jūs patobulėsite, jūs auksite greitai. Ir tai bus tas augimo periodas. Aš pats per tą, aš prieš 2,5 metų, man atrodo, visai kitas žmogus buvau, negu dabar čia atėjęs. Ir kai man sako, ko tu čia toj valstybei dirbi, ta prasme, aš yra Harvardo, nežinau, kursai ir dar tau valstybė už tai moka. Tai yra toks, vienas geresnių pasiūlymų, kokią esu gavęs gyvenime. Tai ir vis dar tas augimas vyksta. Organizacija plečiasi, nauji iššūkiai.
Tai tas ir kiekviena institucija mes sakome, net lygiai taip pat su rangovais, kai ateiname, mes sakom, žiūrėkit, pas jūs per didelė rizika yra, kad jūsų programuotojai gali išeiti iš projekto, kurie dirba pas mus, prie mūsų projektų jūsų programuotojai dirba, mes turime įtarimų, kad gal pas jos motivacija ne viskas gerai. Sakom, darom bendrą seminarą, mes norėsime užbūstinti jūsų programuotojus, rangovam tą siūlome, mes užbūstinsime. Nes pokalbis būna paprastas, kodėl aš esu ir komanda, kuri uždirba mažiau negu programuotojai ir jie yra žiauriai motyvuoti, o kiti, pavyzdžiui, yra mažiau motyvuoti. Kas tai skiria? Kodėl du žmonės, nežinau, atostogauja prie ežero ir vienas tiesiog, bet jie jaučiasi labai skirtingai, nes vienas žino, kad galėjo būti Turkijai, bet sėdi dabar prie ežero, nes šiandien faina Lietuvoje vasara, o kitas sėdi Lietuvoje prie ežero, nes negalėjo į Turkiją išvažiuoti. Bet realiai ežeras tas pats, bet psichologinis nusiteikimas kitas. Tai mes norim subalansuoti, kai komandos susijungia, atras balansą tarp visų ir tikrai įdomus būna ir tie pokalbiai, ir tie pas mus seminarai. Mes rangovam padedam tokiu būdu sudėlioti ir jų žmonių nusiteikimą, pastatyti ir jų žmonės į tą pačią misiją, kokioje mes esam. Tai reiškia parodyti galutinius tikslus, ką mūsų valstybė, ką jie patys kaip piliečiai gaus, jeigu jie parašys tos nuliukus ir vienetukus. Ne nuliukus ir vienetukus jie rašo, jie keičia šitą šalį ir mes tą labai aiškiai parodome per kiekviename projekte. Tai tokia ta motyvacija, toks jos pagrindas, mano manimu. Aš galbūt norėčiau plačiau pažiūrėti išeinant, ne tik tais kalbėkime apie IT sritį, bet apskritai apie viešąjį sektorių, apie viešojo sektoriaus darbuotojus. Tai čia matyt reikėtų nepamiršti ir apie kartų skirtumus. Visgi mes turime ateinančią naująją, jaunąją kartą, kurią motyvuoja aplinkosauginiai klausimai, žmogaus teisų klausimai, įvairūs postmaterialūs vadinamieji klausimai, kurie, na sakykime taip, galbūt vyresnės kartos asmenims, darbuotojams nėra tokie svarbus, nėra tokie aktualūs. Ir iš kitos pusės Lietuva, bendrai Europos Sąjunga, ką mes matome, tai yra senėjanti visuomenė. Ir mes ateityje norime to ar ne, bet vis daugiau seno pagyvenusių žmonių, senyvo amžiaus žmonių turės būti įtraukti į darbo rinką, toje darbo rinkoje likti. Ir vėlgi čia kalbant apie motyvacinius aspektus, vėlgi veikia visai matyti skirtingi dalykai lyginant su jaunimu. Nu, galbūt jeigu yra pagyvenęs žmogus, jeigu jisai gyvena vienas, jam vien tik tais atėjimas į darbą ir pabendravimas su kolegomis, galbūt iš kavos išgėrimas ar panašiai, jau tai vien tik tais yra motyvacija. Tai čia matyti reikėtų kalbėti ne tik tais apie bendrus motyvacinius dalykus, kaip darbo užmokestis ar ten organizacinė kultūra, bet pabandyti pažiūrėti plačiau per kartas, būtent kas aktualu kiekvienai skirtingai kartai. Dar galiu apie tą motyvaciją, taip, gal girdėti bendrai kolektyvą. Pas mus čia apie COVID, kad jau kalbam, visus išmokė naujų darbo būdų ar ne dirbti nuotolio ir pasibaigus mūsų institucija turėjo vilties, ypatingai tarp aukštesnių vadovų, gražinti visus į ofisą. Na, kol galiausia praeitą mėnesį priėmėm sprendimą skelbti patalpas maksimaliai, kiek leidžia sutartis, atsisakyti ir suprasti, kad tai, kas įvyko ar ne, ir kad visi grįšim į biurus visą apimtimi, tai jau yra vakarykštė diena ir kad mums reikia priimti tą pokytį, nes pasimatavę temperatūrą irgi pamatėm, kad jeigu priimtumėm tokį sprendimą, tai prarasim didžiausius savo talentus. Tai lygiai taip pat pritariu dėl tos motyvacijos, kad ir į politinę situaciją, ir į ekonominę, ir į kartas, į visus aspektus reikia atsižvelgti. Eimantas turėjo pabėgti, bet gerą temą palėtė, tai ir klausimus to pačiu yra menti. Kaip praktiškai vyksta viešojo sektoriaus agile darbas su tiekėjais? Projekto vadovas, projekto savininkas perkančioje organizacijoje, pas tiekėją irgi projekto vadovas, Scrum meistras, produkto savininkas. Tai kaip suprasti, kas už ką atsako ir kaip dirbti visiems kartu? Čia turbūt dar galiu papildyti, kad dar buvo labai irgi pradėta tiek Neringa minėjo, tiek Povilas apie komunikaciją, tiek su vykdančia organizacija, tiek su perkančia. Tai turbūt tą patį. Aš galėčiau iš mūsų organizacijos perspektyvos pasakyti, tai iš tikrųjų yra darbas tiek time and material fixed prices. Tai iš tikrųjų mes esam transformacijoje, pokytyje, judėjime, tai negaliu sakyti, kad viskas čia įsigyvenino ir taip toliau. Tačiau mes turime labai aiškiai atsakyti. Jeigu mes aiškiai žinom, ko norime
ir mes galim pirkti fix price'u, tačiau turime iš veiklos pusės labai aiškiai savo identifikuoti, kad tikrai žinome, kas būna iššūkis didžiausias. Jeigu mes dirbam time and material, tai mes turime suprasti, kad nusipirkę resursus, mes juos turėsime valdyti. Ir tai buvo labai teisingai pasakyta, kokios rolės turi būti organizacijoje, mas dalis, o kas gali būti outsourcinta. Tai iš tikrųjų mes tiek turime savo organizacijai vidinius, tiek tam tikrose srityse SM'us, PO, kurie to atstovauja, o komandas perkame ir tada jie kūrė. Tai yra iššūkis tiek vieno, tiek kito atveju, tai sakyčiau miksas priklausomai nuo poreikių. Aš pradėjau ką tik neseniai prieš kokį mėnesį pagal tą mano šabloną paruoštą sutartį vykdyti. Ir čia natūraliai laimėjo tiekėjas, su juo reikia visą tai ir susidėlioti, kas už ką atsakingas, kaip dirbsime ir taip toliau. Tai, formaliai žiūrint, tai yra reglamentas, tas projektą ateini, pasirašai reglamentą. Aš jį labai paprastai žiūrėjau. Tai yra pradinė diskusijos dokumentas, diskusijai pradiniai, kad susidėlioti į lentynėlės, kas už ką atsakingas, kaip mes bendrausim, kaip mes vykdysim, taip toliau. Tai tas labai naudingas dalykas, tiesiog atsisėsti kartu ir susitarti, išdiskutuoti. Ne tiesiog padėti ant stalo popieriaus gabalą ir viskas dabar taip bus ir ne kitaip. Ne, tai yra pradinis susitarimas. Pakeliui, jeigu mes rasim kažkokių iššūkių, kurie nebuvo aprašyti, tai ir susitarsim. Pagrindinis dalykas tai yra tiesiog turim bendrą tikslą ir tas tikslas nėra sistemos pagaminimas, tikslas yra padaryti veikiantį dalyką pagalbą žmonėm, pagalba vidiniam darbuotojam įmonės ir per tą prizmę visas projektas yra žiūrima per tuos rezultatus, kuriuos mes pasieksim ir kaip mes juos išsimatuosim. Ir kai visą tai sudėlioji tokiu būdu, tada natūraliai ir žmonės pradeda žiūrėti į tą bendrą komandą dirbančią, tai yra nebe mes ir jūs tiekėjas ir perkančioji organizacija ar dar trečioji šalis, ten tiek priežiūra ar panašiai, o mes esam komanda. Ir pas mus aplinkos ministerijoje yra labai geras pavyzdys, kaip su tiekėju pradėję dirbti, projektų vadovas ir su savo tą komandą veiklos, tai realiai užtruko metus, kol tiekėjas prisileido prie savęs tą komandą, nes buvo nuolat kartojama. Mes kartu, mes einam, ne jūs, o mes visi kalti, jeigu kažkas neišvažiavo, mes darom, mes visi esam toj pačioj valty ir kalbėkime apie mes, o ne apie jūs. Ir taip, kiekvienas turi savo tikslus, tai yra tiekėjas užsidirbti, ne perkančioji organizacija irgi. Taip, ir reikia į tai atsižvelgti ir jokių būdų nepadaryti taip, kad tiekėjas liktų nustekentas, nes dažnai irgi pastebim, kad sutartis taip sudėliota, kad tiekėjui tiesiog nėra kur dėtis ir jis vienaip ar kitaip atras, kaip jam nenueiti į nuostolį. O jeigu jis nueis į nuostolį, tai kitai perkančiai organizacijai bus liūdna su to tiekėju dirbti ir per 10-20 metų Lietuvoje susiformavo iš tikrųjų tokia rinka, kad tiekėjai yra didesni biurokratai, ne visi, bet yra tiekėjų, kurie yra didesni biurokratai negu viešoji įstaiga biudžetinė. Tai va, čia liūdnesnė dalis, tai tiek, matau, pratęsti. Aš papildyti tik tai labai trumpai, ką pamiršau. Tai pirmas dalykas, kai jeigu mes kalbam apie pasiruošimą pirkimui, iš anksto nusimatykite tam tikras gaires, kaip jūs dirbsite. Nieko nėra blogiau, kai tu pasirašai sutartį, praėjo nuo 3 iki 6 mėnesių pirkimas, derini reglamentą ir sako, ne. O aš taip nedirbsiu. Tada visi, o čia projektas vėluoja ir taip toliau, o mes šitai, ne, aš nedirbsiu. Ir tada gaunasi tokia santuoka iš pareigos, nes tu negali atsisakyti. Nereikia, ką Leonardas sakė, supraskime, kad tai neturi būti vienas kito grėžimo, turi būti harmonija. Tai supraskime tą ribą, dėl ko mes galime dėrėtis ir dėl ko tu dėrėsi, jau kažkam tai skauda. Ateis laikas, jis tau atgal kas. Čia tik tai laiko klausimas, Tai iš tikrųjų mes turime susitarti prieš pirkimą tam tikras žaidimo taisyklės, jau po pirkimo derinant reglamentą, tam tikros jau detalės susidersim ir judriai adaptuosimės. Gal auditorijoje yra klausimų? Yra. Sveiki, Aurimas. Kaip Lietuvoje padaryti, kad nebūtų vienas viešasis pirkimas, vienas tiekėjas?
Kokių inovacijų reikia? Šiaip iš tikrųjų tą dalyką padeda spręsti mūsų veikla, kai techninės specifikacijos tikrai negali būti orientuotos ir viskas yra maksimaliai vieša. Tiekėjai, ką stebėm, kai vykdome pirkimus, tikrai daug aktyviau kritikuoja, teikia siūlymus, paklausimus teikia ir siekia padaryti taip, kad, sakykime, reikalavimai būtų pakankami, neužaukštinti, bet pakankami gauti kokybę už pinigus, ar ne? Tai yra vienas dalykas. O jeigu individualiuose pirkimuose taip atsitinka, tai vėlgi naudotis potencialų, naudotis teisinim priemonėm ar ne, anonsuoti tiek įstaigų vadovams, tiek pirkimą vykdantiems žmonėms, kad, nepriimtina, nes kartais iš tikrųjų yra, sakykime, galbūt ir neskaidrumo rizikos, bet kitą kartą tiesiog trūksta dalyko žinovam kompetencijos. Ir tiekėjai yra galintys daryti įtaką dėl to, kad jie tiesiog geriau išmano dalyką, ar ne? Ir rinkos konsultacijos metu gali įtikinti perkančią organizaciją, kad jos poreikis yra toks ar kitoks. Jeigu apverstumėm kitą medalio pusę, gali viską tobulai padaryti perkančio organizacija, kaip ir mes atrodė, kad stengiamės labai paruošti kokybišką techninę specifikaciją, rengėme rinkos konsultaciją ir iš pasiūlymų savo informacinėje sistemoje gavom vos 2, nors pradžioje patys buvom įsivardyję. Tai vėlgi, kad viešasis sektorius nėra kitą kartą tas geidžiamas partneris dėl biurokratijos arba dėl ribotų finansavimo, irgi atspindi tiekėjų konkurenciją. Tai nežinau, kas už to jūsų klausimo paraštės, ar kad tiekėjai mažai suinteresuoti, ar kad pirkėjai nori būtent konkretaus tiekėjų. Negaunat pasiūlymų. Tokiu atveju reikia nusiimti visas kepures, nusilenkti nugaras ir tiesiog eiti į kontaktą su visais rinkos žaidėjais, kiek tik galima nuo žemiausios iki aukščiausios grandies. Mes standartizavom nutolusias saulės elektrinės montuojamas ant stogų ir visas privatus sektorius iš principo paleidus paramą paėmė visą rinką ir CPO darbą nuveikė, bet pirkėjai negali įsigyti šito objekto dėl to, kad nėra tiekėjų mūsų kataloge. Tai tiesiog komanda buvo sumotyvuota nustatant ketvirtinę užduotį ir kartu siekiant, kad tie pirkimai įsivažiuotų, tai tikrai darė netradicinius veiksmus tam, kad pritraukti į viešuosius pirkimus naujus tiekėjus. Tas pavyko ir kai atsirado vėlgi judesys, konkurentai sujudo, tai matyt, kad reikia to individualaus kvietimo ir viešinimo daugiau. Tai mano pavyzdžiai, kuriuos aš pasakoju, tai irgi viena iš problemų, kuri sprendžiama, tai yra kaip padaryti, kad daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti, negalėtų, o dalyvautų iš principo. Tai paprastas sprendimas turbūt atverti kodą, nes tipiškai kodėl nedalyvauja, nes nežino, kiek, ko ir per didelės rizikos tiesiog ateiti ir pasiūlyti kažkokią mažą kainą ir paskui į minusą, grubiai taip kalbant, dirbti. Tai aš nepatariu, aišku, iš karto taip imti ir atidaryti to kodo, reikia pasiruošti tam dalykui, bet iš principo atviras kodas, toliau sumažinti tuos kvalifikacinius reikalavimus, jeigu matote, kad jie yra įdėti ir aukšti pakankamai, nes Lietuvoje yra ten 5 ant pirštų suskaičiuoti tiekėjų, kurie turi ten krūvas tų sertifikatų ir jie važiuoja per tos viešosius pirkimus. Tai pamažinkim tuos kvalifikacinius, kodą leiskim
pažiūrėti prieš teikiant pasiūlymą, nes čia yra irgi vienas iš sprendimo būdų, ne tiesiog viešai atverti, bet tie, kas dalyvaus pirkime, tai parodykim jiem tą kodą ir jie tada supras, kur jie lenda ir kas ten kaip sudėtinga, nes jeigu sistema pagaminta prieš 10 metų, tai dar specialistą reikia nesugebėti surasti, kuris norėtų už tą kainą dirbti, mažiausią kainą, kaip tipiškai šiai dienai yra. Tai va, ir tokių sudėjus naudingų dalykų, tai jie ir tą visumą sukurs, kad tiekėjam bus paprasčiau tiesiog ateiti ir dalyvauti konkursuose. Ir aišku, proaktyviai ieškoti tiesiog tiekėjų, eiti pas juos su jais kalbėtis, o ne išleidus viešai pirkimą, tiesiog sėdėti ir laukti tos 3 ar 2 mėnesius, kol kažkas pateiks. Čia irgi dažna matau klaida pas perkančią organizaciją, kad jie tiesiog laukia, nes tikisi, kad visa rinka tik ir žiūri, kur čia pagriebti kokį viešai pirkimą. Tai taip nėra. Klausimas, kokie prieš tai buvo žingsniai padaryti. Vėlgi, galbūt reikia peržiūrėti, reikalavimai buvo per aukšti. Vienas variantas. Sertifikatai, taip, jie tam tikrai tau padeda išlaikyti tam tikrą lygį ir kompetenciją, bet nereiškia, kad turinti sertifikatą ją tą turės. Tai kitas neturėdamas sertifikato gali būti labiau kompetitingas ir taip toliau. Čia mokymas ne per seniausiai buvo ir sako, sertifikatas mums reikalingas dėl to, kad perkančio organizacija reikalauja. Sakau, kaip su žiniom? Taip, galbūt, bet iš tikrųjų vienas iš būdų tai reikalavimus persižiūrėti, kitas gal signalas, kad iš principo nereikia to daryti. Arba kitas momentas iš tikrųjų unikalus daiktas, dėl ko ir gali ateiti tik vienas tiekėjas, tai nereiškia, kad vienas tiekėjas yra blogai. Jeigu mes norim kažkokį inovatyvų daiktą pirkti ir taip toliau, Dieve mano, supraskim, kad nebus čia jų pasirinkti kaip grybų po lietaus. Tai atsakius ten savo kokius 5 kriterijus ir peržiūrėjus, tada galima atsakyti, kad taip, situacija yra tokia. Aš pasistengiau, kad jų būtų daugiau, kad būtų konkurencija. Gal dar yra klausimų? Norėčiau kolegai irgi sakyti. Kai aš buvau viešasis sektorius ir perkančioji, mes daugiau pastangų nei projektų dėdavome projekto pardavimą tiekėjams. Kai buvo tokie projektai, tam, kad reikėjo sudominti, tai aš atsimenu, kažkoks košmaras. Mėnesiai kartais, o kartais tai yra metai, nes labai didelį reikėjo sudominti tiekėjus. Tai pirma, kaip perkančioji, tu turi parduoti tiekėjams, kaip pas mane bus fainas projektas, jame galima dalyvauti, mes neturime preferencijų, jūs irgi welcome. Čia, žinokite, yra ką veikti. Dėl detalių, jeigu ką, klausinėkite, jeigu pas jūs neateina. Ačiū. Ir tada yra dar vienas klausimas iš Menti, o kada pasirinkti programuoti ir tą projektą kurti viduj, o kada pirkti paslaugą? Arba produkto pritaikymą. Taip. Viduj visą laiką yra geriau, nes tu turi žmonės kartu, su jais dirbi ir nuolat juos ne tai, kad kontroliuoti gali, bet tu tiesiog jauti tą pulsą savo komandos, su kuriais tu dirbi. Tai tas atvejis visą laiką yra naudingesnis, jeigu taip atmesti pinigus, atmesti dalykus, tai geriau turėti šalia esančią komandą, gyvai visi susitinka ir motivacija komandos yra irgi kita visai, kai jie gyvai eina prie kavos aparato pasidaryti kartu kavos ir panašiai ir pasikalba dar tuo pačiu ir apie gyvenimą. Tai aš sakyčiau, tai turėtų būti preferencija, bet vėlgi ne visi turi kompetencijos, ne visos perkančios organizacijos gali apskritai pasamdyti žmonės, nes kai tu pasamdai, tai tada sudėtinga yra ir kažkurio momentu atsisveikinti su žmogum, nebent, aišku, tie, kaip čia, laikini kontraktai, bet irgi čia atsiranda niuansas, kad jeigu projektas dar turi tęstis, o tu jau su žmogum turi nutraukti, tai irgi niuansai ir ne visi nori. Tai toliau antras variantas tai yra tiesiog pirkti išorinę paslaugą ir geriausia pirkti produktą, jeigu tu jo nemodifikuoji ten daugiau negu 50%. Jeigu tu modifikuoji virš 50% to funkcionalumo arba
prikūri papildomai, tai klausimas, ar tikrai tau reikia to produkto, ar geriau nuo nulio pasigaminti. Čia vat, vėlgi didelių analizių klausimas, pasižiūrėti, paanalizuoti, pakalbėti su tiekėjais ir tada išsigryninti savo patogų tinkamą sprendimą. Tai aš taip matyčiau visą tą reikalą. Na, reikia pirmą atsakyti savo klausimą, ne? Ar egzistuoja rinkoje toks produktas, ar tavo poreikiai gali patenkinti ar ne. Tai aš kai sakau, aš tas opozicionierius, kur, kai sako, pirkti ar kurti, sakau, ko reikia. Nu, pakalbėkime, ne, įsivardink funkcionalumus, tada padaryk analizę, na, ta prasme, nepulk iš karto, sakyk, aš kursiu ar pirksiu. Nu, painvestiguok. Pasiaiškink, kas yra rinkoje, ne? Koks tavo yra poreikis. Ir jeigu yra produktas, nu nereikia išradinėti dviračio. Jeigu reikia integracijų, čia kitas klausimas. O tada kiek tau tų integracijų reikia? Iš tikrųjų, tai mano nuomonė labai svarbu edukuoti, jeigu taip iš IT pusės veiklą. Ne? Jie ateina ir sako, reikia funkcionalumo, nežinau, čia esat susidūrę, kai reikia, paskui pradedi aiškintis, nu vieną kartą metuose, jo sukūrimas tiek, nu teoriškai aš galiu per 3 žingsnius, bet reikia sukurti. Tai va čia va reikia būti tokiu opozicionieriu ir diskusijoje išsiaiškinti. Jeigu tu labai žinai aiškiai, ko tau reikia, taip, pirmin, pirk, tada klausimas, rinkoje egzistuoja, pirk tavo produktą, jeigu tu žinai, ko nori, pirk pas tiekėją užsakydamas, susitark, ką sakė Leo, 20, 80, 30, 70, nepamiršti tai, ne? Jeigu tu turi kompetencijas, kaip valdyti komandas, ne pirmas projektas ir turi pas save, pirk time and material valdy komandą. Aš dar gal ką norėčiau pridėti, tai irgi, pasaulyje, ta prasme, tikrai labai daug produktų yra jau sukurtų ir daug komandų dirbo, kurie galvojo, kokį užduotį tas produktas sprendžia. Tai ką ateitį kokią, aš asmeniškai matau, kad turėtų eiti produktai ir projektai į tarptautinės rinkas. Mes dažniausiai pasižiūrim, taip, toks jausmas kartais yra, gal aš taip, kad žiūri į vietinę rinką, reiškia, ką lietuviai, Lietuvoje, lietuviška kompetencija ir lietuviška komanda gali pasiūlyti. Ir šitie apribojimai, kai dabar yra tokie tikrai dideli skaitmenizacijos projektai vyksta ir čia atsiranda apribojimas. Tiekėjas nesugeba, pavyzdžiui, paimti kelių didelių projektų ir jau kitų ten tų viešųjų pirkimų net neseka, jeigu bent vieną gerą laimėjo, tai jau tada į kitus net neteikia pasiūlymų. Tai turėtų įmonės ir čia kalba eina ir apie viešasis institucijas ir ne tik žiūrėti į tarptautiškumą, aš manau. Ir neriboti savęs kalboje ir sprendimai, kad nebūtų tik tie, kurie Lietuvoje rinkoje. Nes kitaip labai apribojam save ir kuo toliau, tuo labiau apribosim. Dar gal klausimų turim auditorijai. Čia ir tada. Aš čia trumpai jūs papildyti norėjau, kad jeigu jūs norite į tarptautinę rinką, nepamirškit, kad visa dokumentacija turi būti angliškai, jūsų komanda turi kalbėti angliškai ir tai gali būti didelis lengstis. Antras dalykas ten, kur tiekėjai netėjo, tai yra toks dalykas kaip rinkos konsultacija, rinkos tyrimas, kada jūs tiesiog einat, paskelbėt su tiekėjais oficialiai pagal VPT ir tiesiog su tiekėjais šnekatės, ką jūs norite daryti, o tiekėjai atneša jums sprendimus. Tai angliškai čia yra request for information, request for solution ir tai vyksta iki pirkimo. Tokiu būdu jūs paskleidžiat, netgi paruošę dokumentaciją, jūs galite paskelbti konkursą ir susirinkti feedbacką, kodėl žmonės nedalyvavo. Tai čia tiesiog būtų įtraukimas pačių tiekėjo, kad surasti. Dar turim paskutinį klausimą. Salės gale. Dar toks gal komandos lygiai daugiau klausimas. Agile'as daugiau susijęs su bendradarbiavimu, bet yra žmonės įpratę konkuruoti kartais. Tai kaip su tuo tvarkytis ir ar iš vis gali dėrėti konkurencija su bendradarbiavimu ir kaip čia? Norėčiau komentarą. Reikalinga sveika konkurencija, jinai padeda judėti pirmin. Tai yra, kai tu galbūt juoko pagalba tą konkurenciją sukuri, bet ne tą nuožmę, kur žmonės vienas kitam pradeda kenkti. Tokia konkurencija jinai niekam nei padeda, nei naudą ir streso sukelia. Bet jeigu ta konkurencija yra sveika, tai yra pasimatuoti, pasižiūrėti, kas čia geriau, bet žmonės palaiko tą ryšį tarpusavyje ir žmogiškumo
tą tokį tarpusavio bendradarbiavimą, tai tame jokios problemos nėra ir viskas tai dera. Ir bendradarbiavimas, ir tuo pačiu tas tarpusavėje lenktyniavimas, jie vienas kitą tik papildo ir aš manau tą sveiką komandoje turėti. Tai aš čia dirbau prieš kurį laiką žaidimų kūrimo kompanijoje ir man patiko vadovas mūsų komandos ir šalia buvo kūriamas irgi kitas žaidimas ir sako, Hebra, matėt pas juos, koks puslapis yra, mes turim padaryti geresnį tą startinį komandos puslapį. Sako, vat, davai, challenge'as yra, padarom. Tai vat, čia ir buvo iššūkis padaryti geriau. Ir tai motivavo, o ne demotivavo, nes nekiškim jam pagalius, o nesugadinkim tą puslapį. Bet mes būkime geresni, o kažkurį komanda bus geresnė už mus. Ir tada mus privers pasitemti. Tai vat, tas, aš manau, visai gerai veikia. Tai reikia identifikuoti, kokia tai konkurencija, taip. Tai kažkas tai turėtų, ar komandos team leadas, ar dar kažkas, ar vadovas, ar departamento. Ir klausimas, o ką jis su ta informacija darys? Čia yra labai svarbu, ne? Arba jisai priima sprendimą, kaip jisai valdo, kalba su žmogom, kokiu veiksmu įmasi, taip, įvardina, gauna feedbacką iš kitų komandos narių ir pasižiūri, kai kitas žmogus reaguoja. Jeigu jūs manęs paklaustum, pats blogiausias scenarijus, nesvarbu, kad jis gali būti pats geriausias specialistas, bet jis kenkia komandai, su juo pasikalbėjus ir jam nepasikeitus, greičiausiai ir jeigu netradus jam kitos vietos, kitur, ar organizacijoje, su juo reikės atsisveikinti. Greičiausiai. Arba tu priimi sprendimą, kad jisai yra vienintelis nepakartojimas, aš nieko negaliu daryti ir komandą priimkite taip. Būna ir tokių atvejų, kai jis yra key asmuo ir tu esi priklausomas to. Bet klausimas, ką reiškia key? Nepakeičiamų pilnos kapinės. Čia toks jau stiprus, ne? Taip, bet aš galvoju, ten tas sveika konkurencija tarp komandų, tai tikrai viskas gerai, pritariu Leo, ne? Bet komandos viduj, tai jeigu yra komandos viduj, ką jūs turėjote omeny, konkurencija tarp žmonių, tai aš spėčiau, kad komanda nemato bendro tikslo ir bendros prasmės. Yra vienas iš blogesnių dalykų, kai surandu komandas, kurios lyg ir sako, mes keliaujam į Agile, mes turim rytinius susitikimus ar dar kažką, bet visi turi savo darbus ir vienas su kitu niekaip nesusiję tie darbai yra. Ir tada konkuruoja, kuris kurį darbą padarys, kaip padarys, ten beprasmiai, tada susirinkimai beprasmiai yra, tada ir žmonės atsiranda, konkuruoja, kiekvienas siekia savo tikslų, nesiekia bendro tikslo. Tai aš labiau žiūrėčiau iš karto, pirmas dalykas, ką toje komandoje žiūrėčiau, ar jie orientuoti į bendrą vertę, ar jie visi mato tą pačią prasmę ir jie eina į tą pačią pusę. Tada, kai eina į tą pačią pusę, negali, vienas stabdo, kitas gazuoja, bet mes abudu norim nueiti. Tai jeigu jis nori ir stabdo, čia kažkaip vėl nesusiderina. Ne, tai labai reikia žiūrėti, ar jie turi bendrą tikslą ir bendrą prasmę siekia, ar jie yra generolai suėję į specialistai vienoje savo srityje, suburti į komandą ir pavadinti, kad jūs būsite Agile komanda, nes mums taip reikia. Mes tada taip gerai atrodysim ir jūs čia dirbsit. Tai ačiū visiems, jau nebeturime laiko dėja labai. Ačiū visiems, kas dalyvavote diskusijoje, ačiū visiems, kas atvykote. Dar turime vieną, noriu labai pakviesti Agnę, šito centro vadovę. Jį norim starti žodį. Sveiki. Ačiū labai, kad renginys buvo šiandien pas mus. Dalis mūsų kolegų valstybinės saugomų teritorijų tarnybos žmonių šiandien klausė nuotoliu šios konferencijos, tai iš tikrųjų susirašėm, yra daugybė gerų minčių, ką turbūt galėsim pritaikyti. Iteracijas mes jau naudojom. Tiesą sakant, įgyvendinom projektą ir šiais metais baigiam saugomų teritorijų valstybės kadastro modernizavimo projektą ir ten buvo tas iššūkis būtent iteracijos ir patys irgi iš pradžių, kol supratom, kas tai yra, tai buvo ir komandai iššūkis, bet kartu mes irgi turėjom, ką jūs šiandien sakėt, mintį, kad komanda, kad iš tikrųjų mes turim tą problemą, turėjom kolektyvę 2 žmonės, gerai, kad jie buvo jauni, iniciatyvus, jie priėmė šitą iššūkį ir jie išmoko daug ko, bet iš tikrųjų aš jutau tą šiek tiek dalyką, užmesdama jiem atsakomybę, ką mes ir truputį kalbėjom, tai yra kur pasimokyti. O šiaip padėkoti noriu už tai, kad priėmėt, tai yra, kad jūs atvykot pas mus ir mes jūs priėmėm čia į šitą saugomų teritorijų nacionalinių lankytojų centrą. Pasinaudodama progą pareklamuosiu, kad tokių lankytojų centrų mes turime 38 visoje Lietuvoje ir keliaukite po saugomas teritorijas, lankytojų centrai dabar dirba ir šeštadienį, ir sekmadienį. Tai kadangi šiandien daug kalbėjot apie IT,
turiu kelias knygas apie gamtą, kad ir kaip bebūtų keista. Iš tikrųjų, jeigu norit pailsėti nuo kompiuterių, nuo programavimo, būtinai keliaukite į Lietuvos saugomas teritorijas, jos labai ypatingos, jo labiau, kad turim ir lankytojų centrus, ir pažintinius takus, tai galim irgi pabendradarbiauti, jūs ateinat pas mus, mes pritaikysim gal kažkur agile metodus savo darbuose, tai ačiū ir noriu čia vieną knygą apie Lietuvos saugomų teritorijų kraštovaizdį įteikti Leonardo, aišku, kaip agile prezidentui. Ir aišku, visuomet reikia nepamiršti tų žmonių, kurie veda renginį, ar ne? Ir šiandien nuostaba man sukelia, kad nuo 2015 metų mūsų šis centras veikiantis vis dar yra nežinomas daugelio žmonių ir šiandien pačioj pradžioje irgi pravedžiau vedėją, tai sako, o čia geras, nežinojau, tai man širdis suskausta, kai mūsų centras yra nežinomas, bet šiandien irgi paminėjot, kad tai yra komunikacijos toka. Mes gyvenam savo burbulę, kiti gyvena savo burbulę, tai kad vedėjai bent jau žinotų apie saugomas teritorijas, tai kiekvienam po vieną knygą. Ačiū. Ačiū labai. Ir mes patys gal irgi kada nors sugalvosim prisijungti prie visos šitos iniciatyvos. Ačiū. Ačiū. O, Doda, ačiū. Aš tai tik tai istoriją noriu papasakoti, kaip mes čia apskritai atsirado mane, tai kartu su Agne mesgi iš aplinkos ministerijos tų pačių Eimanto suburtų projektų vadovų grupelės ir turėjom tiesiog periodiškai tos susitikimus ir vis dar turim kartą per mėnesį gyvai susitinkam, tiesiog visi projektų vadovai pasikalbėti. Va, ir Agne, ačiū, pasikvietė mus tos projektų vadovus ir sako, žiūrėkit, mes turim tokias geras patalpas, pasidarykime vieną susitikimą čionais. Tai nuo to ir gimė mintis, kad o tai kodėl kitokių renginių mes čia negalim pasidaryti, o kaip prezidentas karts nuo karto paorganizuoja ir kitokius renginius, ne tik projektų vadovų. Tai va, ir tokia gimė mintis, o kodėlgi pusryčiam nepanaudoti viešasis sektorius, viešojo sektoriaus patalpose pasidaro kažkokį renginuką. Tai va, taip ir gimė ta mintis. Tai ačiū Agne, kad priėmė mus. Ačiū dar kartą, Agne. Tai nebebus gėda, turbūt kitais metais jau būsim apsilankę ir peržiūrė visą ekspoziciją. Bet kuriuo atveju noriu visiems padėkoti, kad susirinko. Tikrai labai smagu, kad jūsų čia tiek daug, kad tiek daug mūsų stebi YouTube kanale. Panašu, kad šitas klausimas Agilo tikrai yra aktualus ir įdomus. Kad nebūčiau paskutinė, kuri tarė žodį, tai vis tiek noriu pakviesti mūsų Agile pusračių mamą Eriką. Tai tikrai labai smagu Jūs matyti, tai šiandienė mūsų ta iteracija pasibaigė, mes šiandien turim jau produktą. Tai jūs turite galimybę įvertinti, jeigu jūs žvilgtelėsite į Menti.com, tai tikrai nepatingėkite, įvertinkite, tai mums yra, kaip ir tas pažangos kelias daryti vis geriau. Kitas dalykas, noriu pasakyti, kad mūsų iteracijos yra tikrai ilgesnės, mes galim susitikti tik po metų. Ir visiškai netitinka jokių Agile numatytų laikotarpių, mes dirbame, iteruojame metais. Tai vat kitais metais mes tikrai jūs kviesime ir kad mums būtų lengviau, nes mes irgi ieškom, kad būtų lengviau, tai tikrai laukiame iš jūsų bet kokios žinutės, kas jums yra aktualu. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien pagavome tą gerą žinutę, kad viešieji pirkimai yra aktualu. Bet po metų tikriausia bus kitas žingsnis. Tai jūs mus informuokit, o mes tikrai labai pasistengsim, kad būtų visi profesionalūs pranešėjai, kaip ir buvo šiandien. Mes jiems galim paploti. Ir kas be ko, aš dėkoju komandai, kuri dirbo šito renginio metu. Komanda profesionali, komanda labai energinga, komanda turinti daug gerų idėjų. Aš tikrai jūs visus gerbiu.
Vertinu visas jūsų idėjas, man labai smagu su jumis dirbti ir aš kaip visą laiką sakau, šitoj bendrystėje yra taip lengva, kad ir visi renginiai lengvi ir tikriausiai jūs išsinešate bent labai aiškius atsakymus į vieną ar kitą klausimą, kurį atsinešėte į mūsų renginį. Tai ačiū Jums ir iki malonių susitikimų. Ačiū.